Tai dabar aikštė, radijos aikštė. Bet iš tiesų tai Deutsches Haus. Švento Tomo bažnyčia, dabar muziejus. Šiaip bažnyčioje vyksta mišios, bet šiaip nacionalinė galerija. O čia visiškai nauja šita aikštė, jinai visai nauja, prieš kelis mėnesius atidaryta. Ir mes eisim pasižiūrėti, ten labai geras daktilinis modelis Brno yra, kuriame viskas labai gražiai pažymėta. Miesto bažnyčia, matai? Porą žingsnių ir iškart bažnyčia. Jokūbo? Švento Jokūbo. Ten anoji Švento Tomo buvo jau už miestą, o Švento Jokūbo buvo miesto bažnyčia. Tai čia, žinok, palaikai yra pusės metro gylyje. Kur? Aš vaikštom ant kaukolių. Tikrai? Ir beje, po šitos bažnyčios grindimis yra didžiausias Čekijoje osuariumas. Tai dabar didysis mūsų tą falą jau matei? Matau. O anksčiau matei? Žinai, kas tai yra? Falas? Ne, ne falą. Einam, to Tai jau. Tai reikės tau paspėlioti. Tokia panorama, aš žinai, šitą sudėsiu į YouTube ir atsiųsiu. Čia galėsiu studijuoti šitą objektą, žinok. Ten yra ir instrukcija apie jį. Įdomu. 3 veidžiai. Tu negali palyginti, ten daugiau. Laikyk.